Lietuvoje pirmą kartą vyksta žūklės dugninė meškerė pasaulio čempionatas. Žvejų rinktinės iš 21 šalies meškerės meta Skirvytės upėje šalia Rusnės. Kokią žuvis ir kiek jų pagauna geriausiai pasaulio meškeriotojai, pamatysite TV3 žiniuose kaip tik dabar. Lietuvos rinktinės narys Arūnas Skirvytėje netoli Rusnės traukia nemažą karšį. Čia vyksta sportinės žūklės dugninė meškerė pasaulio čempionatas ir pirmą kartą jis yra organizuojamas Lietuvoje. Ruošiamės mes iš tikrųjų praeitą visą vasarą ruošiamės ir dabar ruošiamės visą gegužės mėnesį ir iki dabar dar vis ruošiamės. Tai tokio pasiruošimo dar niekada nebuvo. Be Lietuvos rinktinės čempionate varžosi dar 20 šalių komandos, iš viso per 100 sportininkų. Kadangi lietuviška upė ir mūsų žuvų psichologija užsieniečiams nepažįstama, beveik visos komandos yra atsiuntusios žvalgus, kurie stebi, kokią taktiką naudoja lietuviai. Tačiau mūsiškiai gudrus, kol neprasidėjo pagrindinės varžybos, žuvis gaudo kitaip, nei tai darys kovodami dėl medalių. Skirvytė būtent yra unikali Lietuvoje upė, čia tas žemupys visas Nemuno, unikalios vietos, mes ir gaudom ir ešerius, ir kuojas, ir meknes, ir karšius, ir karpius, visos žuvis, kurios yra Lietuvoje, čia yra. Kiekvienos šalies rinktinę sudaro 5 pagrindiniai bei 1 atsarginis žvejys. Krantinės yra padalintos į 5 sektorius ir kiekviename meškerės meta po 1 rinktinės atstovą. 5 valandas be atokvėpio. Pagrindą lemia pagautos žuvies svoris, sportininko pagautos žuvies svoris. Tas svoris įtakoja baudos taškus. Ir tada gaunasi jau galutiniais taškais, galutiniai vietoj skaičiuojami baudos taškai. Kuo mažiau baudos taškų, tuo aukštesnė vieta. Taisyklių yra ir daugiau, pavyzdžiui, kaip ir visose sportinėse rungtyse, dopingas čia draudžiamas dėl vienodos konkurencijos. Labai daug jaudinasi sportininkai prieš pasaulio čempionatus, ne? Ir aš manau, kad dopingas jam duotų tokio budrumo ir susikaupimo labai daug, o čia jis negali. Lietuva, norėdamas organizuoti tokį čempionatą, turėjo 3 metus iš eilės dalyvauti tokiuose pat renginiuose kitose šalise. Paraišką jį suorganizuoti pas mus lietuviai užpildė prieš 4 metus. Tikėjomės šiek tiek daugiau žuvies, tačiau pastarąsias dienas oras buvo blogas, šalta ir vėjuota, tad natūralu, jog žuvys į tai sureagavo. Tad teks palaukti porą dienų, kol laimikiai vėl bus dideli ir gausūs. Žūklės dugninė meškerė pasaulio favoritai yra olandai, vengrai bei britai. Namuose mes žvejojame ne tik pagal tarptautinės taisykles. Per dieną išbandome visus būdus ir sritis, tad atvykę į čempionatą esame pasiruošę įvairiems reikalavimams. Pernai vykusime dugninės meškerės čempionate lietuviai liko antri, tačiau kitose tarptautiniuose žūklės čempionatuose iškovojo prizinės vietas. Lietuviam krepšinė nebe taip sekasi, tai gal žūklėje pasiseks labiau pasaulio mastu? Pasaulio mastu mums ir taip jau neblogai sekasi. Pernai turėjom 2 vietą pasaulyje su dugninis meškerės čempionatu. Šiais metais Amerikoje turėjom 1 vietą po ledinius žūklės, individualiai 1, 3 vietas turėjom pasaulio čempionate. Bandysim šičia dar kažką įrodyti, savo sienas apginti. Pasižiūrėti čempionato ir profesionalų įgūdžių plūsta Lietuvos bei kaimininių šalių žvejai bei meškeriotojai. Labai įspūdinga ir žiūrėsim, stebėsim jos, imsim patirtį, iš jų semsim. Kitoje Skirvytės pusėje Rusija. Šie mėgsta palakstyti kateriais ir trukdyti Lietuvos pusės žvejams baidydami žuvis. Tačiau čempionate kol kas ramu. Gal pašaipiai pasakysiu, bet laižinosi jie eliminuoti yra rusai iš pasaulio čempionato ir šitam negali dalyvauti, o kitai pusėje tegu pastebimus per groteles. Čempionatas vyks visą savaitgalį, o kurios šalies rinktinė iškovos pergalę paaiškės sekmadienio vakarą. Mūsų šalies rinktiniai TV3 žinios linki nei žvyno, nei uodegos.